Na ką, labas rytas, šiandien yra šeštadienis, -2 laipsniai šalčio ir mes su draugais nusprendėm suorganizuoti tokią žieminę iškylą prie ežero su barbekiu. Tai dabar pradėsiu ruoštis. Tai šiandien nusprendėme gamintis dešrainius ir, žinoma, nupirkau augalinės dešrelės. Tai šitos yra iš žirnelių, o šitos yra iš sojos. Nežinau, nekarto nesu ragavusi, šiandien bandysiu pirmą kartą, bet tikiuosi bus skanios. Ir žinoma, kaipgi be traškių keptų svogūnėlių. Tada papjaustysiu mažais gabaliukais marinuotus agurkėlius, sudėsiu šitą indelį, kad jau būtų patogu naudoti. Tada čia yra augalinis majonezas, labai skanus, man patinka. Garstyčios tokios lengvos. Tada dar kečupas ir bandelės, bet jau šitą nupirks draugai. Ir žinoma, užsipilsime į termos arbatos. Ir taip pat pasimsime savo metalinius iškylų puodelius arbatai. Noriu jums šiandien papasakoti apie mūsų nedidelius namų atsinaujinimus. Tai po to, kai mes patraukėm stalą, patraukėm kėdės, lempą ir pastatėme eglutę, man labai patiko tas tuštesnis vaizdas kambarį. Tai tiesiog tas stalas būdavo tokia vieta, kur galima buvo sumesti visus nereikalingus daiktus ir apie juos pamiršti ilgam, nes tiesiog jie ten netrukdydavo. Ir po to, kai mes patraukėm tą stalą ir buvo mūsų eglutė, tai mes supratom, kad jau senai nebebuvo bardako, nes nėra kur dėti daiktus, mes dedam ant sofos, o ant sofos jie trukdo, o tai reiškia, kad reikia sutvarkyti. Nu, pagal paskirtį mes praktiškai šito stalo nenaudodavom, realiai, man atrodo, tik vieną kartą Artūro tėvai buvo atvažiavę vakarienės ir mes sėdėjom prie to didelio stalo,
bet mes visą laiką tiesiog sėdėm ant sofos prie to mažesnio staliuko. Tai tada, kai mes jau sutvarkėm mūsų eglutę, nusprendžiau, kad nebenoriu, kad šitas stalas sugrįžtų čia ir mes nusprendėm nupirkti štai tokią lentyną. Štai taip atrodo šitą lentyną, man atrodo, jinai čia super tinka, bet jos funkcija realiai bus tik tai dekoratyvinė. Aš dažnai filmuoju reelsus ir man visai gerai bus čia fone kažkas tokio estetiško, stilingo. Tai dabar manęs laukia didelis darbas, nes reikia dekoruoti visą šitą lentyną ir man būtinai reikės kokį nors krepšį pasistatyti va čia į apačią. Tada noriu žvakidžių, vazų ir būtinai kokį nors stilingų, estetiškų knygų. Todėl šiandien, manau, mes su Artūru važiuosime ieškoti dekoracijų ir knygų šiai lentynai. Ir vakarėjom parodysiu, ką aš pirkau ir galbūt jau kažką čia pasistatysiu. Dabar su Artūru einam į menų knygyną Humanitas. Tenais yra labai daug gražių, estetiškų, įdomių knygų susijusių su menu, mada, interjero dizainu, architektūra ir taip toliau. Šita knyga yra absoliučiai tobula interjerui. Ir šiaip, man atrodo, tema knygos visai yra įdomi, bet ir atrodo tiesiog nerealiai. The Herb Book. Ta prasme, čia realiai galima surasti dovaną bet kokiam žmogui su bet kokiu interesu. Čia, pavyzdžiui, tiems, kas domisi komiksais, Marvelu, tai štai pasižiūrėkit, kokių gražių knygų yra. Šita nerealiai graži knyga atrodo. Labai graži. Man atrodo, aš paimsiu šitą, nes atrodo labai gražiai iš šono. Šit labai gražus viršelis ir pati knyga yra labai įdomi. Aš esu labai laiminga, mes radome nerealių knygų, nupirkome 4, tai visas parodysiu, kai grįšiu namo, o dabar einame užkasti ir atsigerti kavos. Tai yra visiškai mano mėgstamiausias burgačia, nes jinai yra tokia kaip duona, bet šokoladinė duona. Bet turi to duonos poskonį, bet ir šokoladą. Žodžiu, labai įdomus skonis, į nieką nepanašus, visiškai įdomus. Žodžiu, tai noriu su jumis pasidalinti, kokias knygas mums pavyko su Artūru surasti. Aš esu žiauriai patenkinta, nes reikėjo, kad surasiu visas 4. Tai visų pirma, man labai patiko šita interjero knyga. Jinai labai stilingai atrodo. Stilingai taip pat atrodo ir šitas šonas. O taip. Aš jums tiesiog parodysiu keletą puslapių. Labai gražios nuotraukos. Štai tokia knyga ir jos kaina buvo 42 eurai. Toliau knyga, kuri mane be galo sužavėjo, yra Great Escapes of Africa. Būtent šita vieta galbūt nelabai tinka prie mano stilistikos, bet iš šono tai yra tokia klasikinė, balta, su juodu užrašu, tai man labai tinka. Bet viduj čia yra kažkas. Mes šiaip su Artūru labai norėtume nuvykti į Afriką, pakeliauti.
Ir čia yra surinktos visos gražiausios, nuostabiausios Afrikos vietos, kurias verta aplankyti. Pavyzdžiui, manau tikrai kažkur Instagrame arba TikTok'e esat matę štai šitą vietą, kur galima papietauti su žirafomis. Pavyzdžiui, yra viešbučiai, kur galima apsistoti, įvairios kavinės. Čia yra, pavyzdžiui, parodyti va tokie nameliai, kurias galima išnuomoti. Nu, žodžiu, labai graži knyga. Aš likau absoliučiai sužavėta ir manau, kad ji mums kažkada bus ir naudinga. Tai šitos knygos kaina buvo 40 eurų. Toliau bus unboxingas su jumis, nes dėja man nepavyko pasižiūrėti, kas yra šitos knygos viduj, bet man be galo patinka Fridos istorija ir jos kūryba. Tai čia yra, taip suprantu, jos gyvenimo aprašymas ir jos kūrinių kolekcija. Tai dabar ir išpakuosiu. Kaip ir minėjau, knygos dalis yra Fridos gyvenimo aprašymas ir tada yra jos kūrinių kolekcija ir kūrinių aprašymas. Frida buvo išskirtinė tuo, kad jinai labai dažnai savo kūriniuose vaizdavo pati save įvairiose pavidaluose. Tai, manau, bus puikiai proga ir man perskaityti ir daugiau sužinoti ir štai taip gražiai gulės ant lentynos. Ir šitos knygos kaina 45 eurai. Čia aš jau nusprendžiau, kad man užteks knygų, bent jau pirmam kartui, bet aš netyčia užmačiau šitą knygą apie Queen. Aš dievinu Queen ir aš tiesiog negalėjau atsisakyti. Aš jums jau šiek tiek rodžiau knygyne, bet čia yra Queenų nuotraukas, kurias galbūt būtų sunku surasti internete, iš jų koncertų, iš jų gyvenimo. Aš tiesiog įsivaizduoju, kad aš vieną dieną įsijungsiu Queenų albumą ir tiesiog peržiūrėsiu visą šitą knygą. Aš labai excited dėl jos. Ir aišku, irgi labai estetiškai gražiai atrodys ant lentynos. Ir šitos knygos kaina buvo tik 35 eurai. Gerai, tai man reikės po truputį dekoruoti lentyną ir aš surinkau keletą dekoracijų, kurias jau turėjau namie. Bet dar kelios dekoracijos, kurias specialiai pirkau šitai lentynai. Tai iš dekoracijų, kurias specialiai pirkau tik tai šitai lentynai ir netgi ieškojau, tai buvo štai šitos 3 žvakidės. Jos šiaip yra iš Ikėjos ir aš buvau išsaugojusi, nes norėjau nuvažiuoti nupirkti, bet nespėjau, nes buvo sold outas. Ir aš žiauriai išsigandau, nes labai norėjau, šiaip labai gražiai atrodo. Ir tada galvoju, o kas bus, jeigu jos negrįš į prekybą. Tai kapščiausi Vinted, ieškojau būtent šitų žvakidžių ir radau. Tai nupirkau Vinted ir tada jos vėl grįžo į prekybą. Tai va, dabar, jeigu norit, galite įsigyti tokias žvakidės Ikėjai. Ir antras dalykas, kurį aš tik užmačiau ir iš karto supratau, kad jis tobulai tiks mano lentynai, tai yra štai šitas, nežinau kaip čia, padėklas, lėkštė dekoracija. Žodžiu, štai šitas daiktas. Jį pirkau iš Reserve to Home ir, man atrodo, irgi nedaug kainavo, ten 12 eurų ar kažkas tokio. Tai, nu, kažkas nerealaus, žiauriai gražiai atrodo, labai prabangiai atrodo, tikrai nepasakysi, kad tiek mažai kainavo. Tai, man atrodo, nu, super gražiai atrodys ant šitos lentynos. Dar pamiršau parodyti štai šitą dalykėlį, jį nupirkau tiesiog Pepko, kainavo, nežinau, kelis eurus, gal 8. Gerai, tai kadangi man tikrai trūksta daiktų, tai kol kas palieku laikinai viską taip, o čionais dar planuoju pirkti pintus krepšius, vazas, dirbtinį augalą, tai žodžiu, čia tikrai dar yra darbo, bet kol kas palieku viską taip.
Šiandien, galima sakyti, išsipildė mano svajonė, nes aš jau seniai svajojau išnuomoti kokį nors namelį, miške, kad būtų gražu, kad būtų visur prisnigta, žodžiu, tokia žieminė pasaka. Ir kažkaip mes visiškai spontaniškai su Artūru nusprendėm čia atvykti. Kaip buvo gražu keltis ryte su tokiu vaizdu. Čia buvo kažkas, ne, Sofija? Tai mes čia liekam dar vienai nakčiai ir aš labai tikiuosi pamatyti kokį nors laukinių gyvūnų pro langą, nes mes esam absoliučiai vidury miško. Čia yra tiesiog aplinkui vien laukinė gamta. Tai žodžiu, labai tikiuosi. Šiaip mano viena iš gyvenimo svajonių yra pamatyti briedį. Aš niekada gyvenime nemačiau briedžio. Ir va taip norėčiau šiek tiek iš arčiau, va taip. O jeigu jūs va čia iš viso už lango, va taip tiesiog vaikščiotų, tai, nežinau, mirčiau, man atrodo, iš laimės. Na, o mūsų šiandien planai kokie? Tai tiesiog ilsėtis, pasivaikščiot po mišką, pasimėgaut gamtos grožių, voliotis, žiūrėti filmus, valgyti. Manau, užkūrensim ugnį ir pasidarysim barbekiu. Tai va, tai tokie planai šiandienai, o rytoj tiesiog atsikelsim ir judėsim namo. Artūras genijus, kad nelaikyti dešrelės rankose, jis tiesiog sukonstravo štai tokį dalyką. Su koja laikau. Tai čia aš ir užbaigsiu savo vlogą, ačiū, kad žiūrėjot. Labai prašau, jeigu jums patinka mano video, pasubscribinkit šitą kanalą, nes tai labai palaiko kūrėjus. Algoritmas supranta, kad jums patinka tokie video ir galbūt pasiūlys šitą video kažkam kitam. Ir taip pat labai būsiu dėkinga, jeigu paspausite like ir parašysite kokį nors komentarą. Ačiū jums ir iki kito karto.